yra puikiai atpažįstamas, žinomas prekinis ženklas tiek Lietuvoje, tiek pasaulio rinkoje, kuris yra vertinamas dėl itin aukštų standartų kokybei, unikalios aromatinės patirties bei atrinktų žaliavų panaudojimo, kuriant išskirtinius prabangius aromatus namams. Nuo aromatinių kortelių, namų kvapų, žvakių, difuzorių forma iki kūno priežiūros linijos iš Max Benjamin. Ką čia man daugiau bekalbėti, kai galiu čia ir dabar pakalbinti šio prekinio ženklo atstovą Lietuvoje ir Pabaltyje, Dainorą. Sveiki, Dainora. Tai kokia jūsų yra pradžios istorija su Max Benjamin aromatais? Kaip jūs atradote šį nuostabų prekinį ženklą? Labas rytas, Inga. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų šiltą priėmimą nuostabiame, gražiame, naujame salone Alytuje. Ir prieš atsakant į jūsų klausimą, norėčiau sugriauti vieną iš mitų ir kartu su jumis uždegti aromatinę Max Benjamino žvakę, kuri yra, kaip tikiuosi pataikėme, jūsų mėgstamiausio aromato True Lavender. Kodėl sakau sugriauti mitą? Mes dažnai manome, kad levandų aromatas tinka vakarui, relaksacijai, atsipalaidavimui. O kodėlgi nesusikūrus ramų, atpalaiduojantį rytą, vietoj, bėgimo, lėkimo, streso, kviečiu tiesiog pabendrauti ir pasimėgauti nuostabiais aromatais. Šį kartą pradedam rytą be puodelio kavos, bet su puikiu levandų aromatu. Dainora, tai vis tik kokia jūsų pradžios istorija su Max Benjamin? Kaip jūs atradote šį nuostabų prekinį ženklą? Tai Max Benjamin prekinį ženklą atradau prieš daugelį metų. Daugiau negu 10 metų atsitiko taip, jog gyvenome ne Lietuvoje, o būtent toje šalyje, kur ir buvo sukurtas pats šis nuostabus prekinis ženklas, tai yra Airija. Ir tokiu būdu prasidėjo mano pažintis su gražiaisiais jų gaminiais ir kelionė. Kelionės pradžia. Pažinimo kelionės pradžia. Nuostabu. Neretai mūsų klientai klausia, nes dažniausiai principai yra naudojamas vienas iš produktų aromaterapijos pasaulyje, kaip bebūtų, čia vis tiek labai siejasi, kad namų kvapai yra kiekvieno principai prekinio ženklo skirtingi. Nekalbu apie pačias natas, pačių įvairovę kvapų, bet jie ir pagaminti yra skirtingai. Jų yra tas, vadinkim, skirtingas pagrindas. Kuo išsiskiria šioje vietoje Max Benjamin kvapai? Tai Max Benjamin namų kvapai ir aromatinės rankų darbo žvakės yra sukurti su kiek įmanoma natūralesniais ingredientais. Ir pati aromatinė paletė yra labai įvairi. Nuo švelnių jūrinės tematikos natų iki sodrių, ryškių medžio, agariumedžio, pačiulio, santalo natų. Sakykime, kalbant apie kvepiančias žvakes, tikrai vienas iš ryškiai konkuruojančių tokių produktų, ar namų kvapas, ar kvepianti žvakė. Ir einant dabartiniu tokiu šiandienos rinkos keliu link tvarumo, link ekologijos, kaip yra su žvakėm, kai vis tik labai daug visų tų ir mišinių ir panašiai, kaip šioje vietoje Max Benjamin, sakykime, ta gamyba išsaugo tas tvarumo tradicijas. Tai aš tikriausiai norėčiau gal
šiek tiek, atsakant į jūsų klausimą, pradėti nuo pat pradžios. Tai yra, kas slypi už Max Benjamin prekinio ženklo. Už Max Benjamin prekinio ženklo slypi graži šeima, daug darbo ir tradicijos. Tai prekinį ženklą įkūrė ir sukūrė du broliai ir sesė, Markas, Davidas ir Orla. Ir pats prekinis ženklas buvo sukurtas Airijoje, County Wicklow jie įsikūrė, labai gražiame, vaizdingame, gamtiškai turtingame regione. Ir juos kaip kūrėjus, jų aplinka ne tik tai įkvepia, bet ir įpareigoja. Ir sekdami savo vertybėmis, ar ne, jie galvoja apie mus, apie gamtą, apie tvarumą ir stengiasi kurti kiek įmanoma natūralesnius gaminius. Tai atsakant į jūsų klausimą, visos Max Benjamin natūralaus vaško rankų darbo žvakės yra pagamintos iš natūralaus vaško mišinio. Tai mišinyje yra bitučių vaško, sojų vaško, palmių vaško. Pati dagtis yra 100% medvilnės dagtis, itališka medvilnė, be sunkiųjų metalų, be švinų. Kalbant apie namų kvapus, visi namų kvapai yra sukurti aliejiniu pagrindu, ne alkoholio pagrindu, ir dėl tos priežasties jie garuoja ilgiau, jų užtenka ilgesniam laikui. Dabar kalbant net užsiminėt apie namų kvapus, neretai klientai klausia, kada įsigyja namų kvapo difuzorių, pamato tą lazdelių gausą, įsigąsta tiesiog dabar, ar man čia reikėtų jas sumerktas visas lazdeles, nes kiekvienas klientas norisi, kad tas aromatas kleistųsi palengva, gražiai, prisodrintų visus tuos, sakykime, namus ir išsilaikytų ilgiau. Kur čia yra paslaptis, ar dažniausiai daroma klientų klaida? Aš sakyčiau, labai nuostabus klausimas. Matote, tam, kad mūsų svečiai, mūsų klientai gautų kuo daugiau gėrio iš to įsigyto namų kvapo, labai svarbu jį teisingai naudoti. Atrodo, kas čia gali būti sudėtingo naudoti namų kvapą? Taip, žinoma, nieko sudėtingo nėra, bet vienas iš svarbiausių dalykų yra sudėti visas pakuotėje įdėtas lazdeles komplektacijoje. Ir taip yra dėl to, kad kiekvieno gamintojo, namų kvapo gamintojo, reiškia, pačio namų kvapo kompozicija skiriasi sudėtis. Ir pagal tą sudėtį namų kvapo yra parenkama lazdelių ne tik skaičius, bet ir pačios lazdelės. Taigi, kaip žinote, visi žinome, jog lazdelės gali būti iš bambuko, iš medžio, iš keramikos net būna, reiškia, būna medvilninės ir taip toliau. Tai gamintojas lazdeles parenka pagal savo sukurto namų kvapo kompoziciją ir jų skaičius, jų ilgis taip pat yra atitinkamai apskaičiuojamas. Ir tam, kad jums namuose aromatas puikiai skleistųsi, labai svarbu sudėti ne vieną, ne dvi, ne tris, bet visas komplektacijoje pridėtas lazdeles. Palaukti porą valandų, jas apversti, taip, kad nenulašėtų niekur lašelį, reiškia, ant prabangių baldų. Ir tuomet aromatas skleisis. Vėliau, kuo mes dažniau vartysime lazdeles, atversime, tuo aromatas vėlgi ryškiau išsiskleis. Tačiau nebūtina aromato lazdeles vartyti 5 kartus dienoje. Na, nebent jūs norite jį ryškiai jausti vėl ir vėl ir vėl. Ar ne? Tai aromatinis
naudodamas lazdeles aromate reikalinga apversti tik tuomet, kada jūs norite vėl iš naujo išryškinti aromatą, išskleisti. Tarkime, jūs gaminate vakarienę, laukiate ateinant svečių ir aromatas stovi prie įėjimo ant konsolės, kai prieš svečiam ateinant jūs apverčiat lazdeles ir aromatas akimirksniu vėl išsiskleidžia ryškiau. Vėlgi, dar yra toksai mažas pastebėjimas, nerekomenduojama indelį su namų kvapu aromatu statyti aukštai netoli lubų arba ant žemės. Kodėl? Dėl to, kad nebus tokio efekto, kaip kad galėtų būti. Tam, kad aromatas geriausiai skleistų ir mes visi, ir mes namuose, ir mūsų svečiai jį jaustų geriausiai, rekomenduojama namų kvapo indelį su lazdelėmis statyti akių lygyje, tai ant konsolės, ant stalelio. Ir taip yra dėl to, kad kuomet mes judame iš patalpos į patalpą, su mumis juda oras ir aromatas natūraliai, gražiai skleidžiasi. Žvakė dega nuostabiai, bet iškart prisimenu tą tokį pasklidusį ar mitą, ar apibūdinimą. Wax has a memory. Ar jums pažįstama šis terminas ir ką jisai reiškia? Iš tikrųjų, tai yra toksai labai įdomus pasakymas, kuomet sako, vaškas turi atmintį, ar ne? Iš tikrųjų, vaškas negali turėti atminties, kaip jisai gali vaškas turėti atmintį, bet taip yra sakoma dėl sekančios priežasties. Tikriausiai esate matę, o gal patiems yra nutikę taip, kad uždegame žvakę ir dėl kažkokios priežasties, ar ne, jinai toliau mums dega tokiu tuneliu, siauru į apačią ir mes nieko daugiau nebegalime padaryti. Iš tikrųjų, tai vat ta užuomina, kad vaškas turi atmintį ir būtent sukurta dėl to susidarančio tunelio, o kad taip neatsitiktų. Labai svarbu kiekvieną kartą, kuomet mes žvakę uždegame, duoti laiko jai degti. Negailėkime, netaupykime, tiesiog deginkime žvakes ir mėgaukimės jų skleidžiamo aromatu. Neskubėkime, gyvenkime lėčiau. Ir kuomet mes, deginsime žvakę ir sulauksime, kada vaškas paviršiuje visiškai ištirps ir palies indo sieneles ir nesvarbu, iš ko tas indas yra padarytas, ar iš metalo, ar iš stiklo, ar iš porceliano, tada jau galima žvakelę užpūsti, leisti jai sustingti, kaip mes sakom, pailsėti, rekomenduojama šiek tiek pakirpti dagtį, paliekant 3-4 mm ir galima kartoti ritualą iš naujo. Tuomet jūsų aromatinė mėgiama žvakė degs lygiai gražiai į apačią ir išsinaudos visas vaškas, kuris yra supiltas į gražų indą. O dėl vaško atminties, jeigu mes neskirsime laiko šitam ritualui, skubėsime ir, tarkime, uždegę žvakę po 15 minučių ją užpūsime, tai taip, nuo sekančio karto mūsų žvakė degs tik tai tuo diametru, kuriuo mes jos vašką leidome ištirpti. Ir formuosis tunelis į apačią. Dėl to, kaip jūs sakote, dažnai yra užsimenama, kad žvakės vaškas turi atmintį. Bet jisai jos neturi, tiesiog neskubėkime, leiskime žvakėms degti, leiskime joms skleisti aromatą ir jos tuomet labai gražiai degs. Į apačią deg. Tiesiog ir kitas šiek tiek gal toks paaiškinimas, kad leisim tuo pilnai visų aromatu mėgautis, kas yra
vaške, ne? Kaip pasakykim, nes principė tuneliukas mums padaro tik tai labai ribotą to žvakės panaudojimą. Nes... Ir jinai dega trumpiau, nes tarkime, Max Benjamino aromatinė žvakė, jinai dega virš 40, kažkur apie 40 valandų, bet jeigu mes ją nebūtent teisingai neskubant deginsime, o susidarys mums tunelis, tai ji degs per pusmačią. Tai mano rekomendacija yra visada mėgautis ilgiau. Tikrai levandos užbūrė savo aromatų nuostabus. Koks jūsų yra mėgiamiausias, Dainora, aromatas iš Max Benjamin? Mylimiausias, net nemėgimiausias? Aš gal norėčiau paminėti tai, kad vienas iš pirmųjų Max Benjamino sukurtų ir po šiai dienai pasaulyje perkamiausių, mylimiausių aromatų yra Dodici. Tai kaip Chanel turi savo juodą mažą suknelę, Max Benjaminas turi Dodici. Ir aš ištikima klasikai, nors labai mėgstu atrasti ir išbandyti visus naujai sukurtus aromatus, bet tikriausiai didžiausią vietą mano širdyje užima Dodici aromatas. Visi praktiškai prekiniai ženklai aromaterapijos pasaulyje ir kartu dalinai ir interjero detalių pasaulyje, nes tai yra vėlgi puošmena. Kiekvienais metais stengiasi pristatyti kažką naujo, nustebinti savo vartotojus, nes tiesiog tokia rinka, jinai gyva, jinai judanti. Kokią naujieną pristatė šiemet Max Benjamin savo klientams? Max Benjamin šiais metais Paryžiuje vykusioje Maison et Objet parodoje, interjero ir dizaino parodoje pristatė visiškai naują aromatą savo klasikinėje linijoje. Ir aromatas vadinasi CV Orange Blossom. Pats iš savęs aromatas kviečia mus į vasarą. Aromatas prisotintas ir praturtintas apelsinų žiedų eteriniais aliejais, kvepia nerolio natomis, santalų ir šiek tiek vanile. Tai sodrus, bet kartu ir įkvepiantis, vasarai nuteikiantis aromatas. To, ko mums reikia, kad greičiau ir pavasaris ateitų ir ta vasarėlė. O ką geriau rinktis savo namuose bėgančiam, galbūt skubančiam žmogui, kad vis tiek tas aromatas namuose būtų, jo norisi, kad pasitiktų, kad džiugintų, nes vis tiek tas kvapas, kaip ir minėjau, galimas tiek ir per žvakės tą pavidalą, tiek per namų kvapą. Tai kokia jūsų čia būtų patirtis? Manau, kad labai geras klausimas, tiesiog natūralus. Ir net neabejoju, kad jūsų klientai dažnai jūsų klausia, o ką geriau rinktis, aromatinę žvakę ar namų kvapą namuose. Tai mano mintis ir atsakymas būtų, jeigu pasirinksite namų kvapą, su namų kvapais viskas yra daug paprasčiau, net lengviau, sakyčiau. Tiesiog į indą sudedame lazdeles ir aromatas skleidžiasi. Labai greitas, paprastas būdas prikvėpinti namus. Renkantis aromatinę žvakę, reikėtų pagalvoti apie tai, kad jai reikalinga skirti šiek tiek daugiau laiko. Ką turime omenyje, tai žvakės deginimas yra savotiškas ritualas. Tai vėlgi, norint ir turint galimybę
skirti šiam ritualui daugiau laiko. Visada nuostabus potyris ir aromatas lygiavertiškai gerai skleidžiasi pasirinkus žvakę. Bet jeigu gyvenimo būdas labai įtemptas, greitas ir norisi, kad kvepėtų čia ir dabar ir nuolatos, tuomet aromatinis kvapas namams yra pats geriausias variantas. O dovana iš Max Benjamin vyrų. Apie vyrus Max Benjamin taip pat pagalvoju. Šiuo metu klasikinės linijos kolekcijoje yra nuostabus dovanos nuostabi idėja. Tai yra Max Benjamin kuria automobilinius kvapus. Yra net keletas dovanų variantų. Gali būti mažesnės dovanos idėja ir mažutėje dėžutėje yra vienas laikiklis, į kurį įsideda kvapnus aromatas ir laikiklis statosi į automobilio groteles. Bet visiška naujiena yra didesnis dovanų rinkinukas, kuriame yra vienas laikiklis ir net 4 kvapnūs papildymai. Tai apie vyrus